Labas rytas, malonu, kad žiūrite mus ir mes dabar studijoje pasitinkame Žmogaus studijų centro mokymo padalinio direktorę Editą Dereškevičiūtę. Labas rytas. Labas rytas. Šįryt mes su jumis mėginsime ieškoti laimės ir džiaugsmo, nes matėme ir šiandien laidoje ir žiniuose kalbėjome apie asmens duomenų apsaugą, gatvėje žmonių klausime geros nuotaikos recepto. Tai turbūt viskas susiję. Socialiniai tinklai, vienišumas, bendravimas, noras ieškoti tos laimės, galbūt nesuradimas, nusivylimas, o galbūt suradimas. Tikrai tai, ką sakote, yra labai svarbu, nes jeigu pasižiūrėtumėm į žmogų, žmogus yra sociali būtybė, tai reiškia, kad jo laimė priklauso ir nuo buvimo su kitais, radimo kartu bendrų dalykų ir panašiai. Nėra blogis tikrai naršyti socialiniuose tinkluose, tiesiog reikia būti budriems. Reikia būti budriems, aišku, geriau gyvas bendravimas, bet socialiniai tinklai taip pat nėra blogis savaime. Bet situacija Lietuvoje tikrai nedžiugina. Kalbant apie tą patį džiugesį, šypsenas galų gale. Mes tikrai mažai šypsenas. Tikrai tai, ką sakote, yra tiesa ir tą patvirtina ir, sakykime, tyrimų rezultatai. Trečią kartą iš eilės 2008, 2009 ir 2010 darome visuomenės psichologinio gerbūvio tyrimus ir matome, kad tendencija, iš tiesų truputėlį liūdina, neramina. Jeigu palygintumėm 2009 ir 2010 metų Lietuvos gyventojų apklausos duomenis, mes matome, kad atsirado bene 3 kartus daugiau žmonių, kurie sako, kad ekonominė situacija gerėja Lietuvoje. Tačiau kalbant apie jų savijauta toli gražu neprilygsta šitiems skaičiams. Ir vėlgi šitoje vietoje mes matome, kad žmonių, kurie yra nusivylę gyvenimu, kurie nusivylę tuo, kad yra Lietuvos piliečiai, iš tiesų daugėja. Tai yra, jeigu mes pasižiūrėtumėm tendencijas 9 ir 10 metų, tai paklausiu žmogų, ar jaučiuosi bejėgis spręsdama savo gyvenimo problemas, tokių padaugėjo 22% ir tokių turime šiai dienai 58. Jeigu paklaustumėm žmonių, ar didžiuojasi esąs Lietuvos pilietis, tai jie vėlgi atsako, tokių žmonių padaugėjo 12%, kad nesididžiuoja esą Lietuvos piliečiai. Vėlgi, jeigu paklaustumėm, ar gyvendamas Lietuvoje esu reikalingas visuomeniai, vėlgi tokių žmonių padaugėjo neigiamą prasme. 18% žmonių daugiau šiais metais galvoja, kad jie nereikalingi visuomeniai. Taigi trumpai kalbant, žmonės jaučiasi izoliuoti, nereikalingi, vieniši ir bejėgiai. Bet ir kalta valstybė? Tiesą sakant, irgi matyt prisideda, nes vėlgi atsiranda žmonių, kurie yra nusivylę, sako, aš esu nereikalingas, politikai vėlgi negalvoja apie mane, ar, sakykime, valdžia negalvoja apie mane. Tai yra viena dalis, tačiau kita dalis iš tiesų tai yra esame mes patys, nes vėlgi tai, ką aš minėjau, bejėgiškumo jausmas irgi yra labai stiprus, o bejėgiškumo jausmas tai yra priklausantis nuo manęs jausmas, ne nuo kažko kito. Aš jaučiuosi bejėgis, aš galvoju, kad nekontroliuoju savo gyvenimo. Taigi gal dvi sudėtinės dalys - visuomenė, bendruomenė ir aš pats, ką aš pats darau su tais dalykais. Vienas žmogus sutiktas gatvėje sakė, man darosi linksma, mano gyvenimas darosi laimingas tuo metu, kai aš išsiruošiu snaigės žygį sekmadieniais. Atrodytų labai paprastas dalykas, bet žmonės ir tokiais nemoka džiaugtis. Kokie dalykai mus gali pradžiuginti? Vėlgi, tęsiant jūsų mintį apie snaigės žygį, pasinaudosiu pozityviosios psichologijos atstovo Martino Seligmano tyrimais, kuris pasakė, kad vienas iš veiksnių, kuris daro mus laimingais, tai yra bendruomenės. Ir tos bendruomenės tai yra, ne šiaip savo bendruomenės, bet tada, kai žmogus jaučiasi esąs bendruomenės dalimi, jisai jaučiasi, kad tarnauja kažkam daugiau negu kad pats savo. Tai reiškia, kad jisai gali duoti, jisai gali dalintis, jisai gali kitą žmogų padaryti laimingu. Kiti veiksniai, kurie daro mus taip pat laimingais, tai yra toks, žmogaus, jis taip vadino pozityviais bruožais, kas yra kūrybingumas, išmintis, darna, savikontrolė, atsparumas įtampai, stresui ir kitiems dalykams. Ir taip pat gebėjimas panaudoti šitas savybės įveikiant savo gyvenimo sunkumus ir problemas. Ir jeigu žmogus tomis savybėmis pasinaudoja, jisai tada sukuria prielaidą jausti tokį jausmą, kad aš susikūriau savo gyvenimą. Tai reiškia, kad aš gyvenu gyvenimo, o ne jis mane gyvena. Tai yra tokia savo galios, savo stiprumo pajautimas. Ir kitas dalykas, trečiasis dalykas, kurį sakė Seligmanas, tai yra pozityvios emocijos. Malonės emocijos, kurios susijęs su tuo, kad aš sugebu įprasminti ir džiaugtis tuo, kas įvyko praeityje, tai jausti pasitenkinimą. Taip pat matyti dalykus, šiandien kas yra smagus, gražus ir taip pat turėti vilčių susijusių su ateičia.
Tai va tokie trys dalykai, sakykime, malonės, emocijos, tavo stiprios savybės ir jų panaudojimas ir lygiai taip pačiai jautimasis kažko didesnio dalimi negu kad tu pats ir davimas kitam žmogui labai daro mus laimingus. Bet kai kurie galvoja, kad laimė neša pinigai. Va čia irgi labai įdomus faktai, vėlgi kitų tyrėjų duomenys rodo, kad per pastarąjį apskritai 50-metį apskritai materialinis gerbūvis gerėja. Bet žmonių, vat vėlgi su tuo susijusių žmonių laimės jausmas kaip tik ne. Ir vėlgi, ką sako tyrėjai, kad taip, žmogui reikia pinigų, kažkiek pinigų, kad jisai galėtų tenkinti savo poreikius, tačiau kai jau turi pinigų, kurie tenkina tavo poreikis, daugiau pinigų laimės netneša. Ir vėlgi atsakymas tas pats, tavo dosnumas, tavo dalinimasis, tavo davimas leidžia tau jaustis, laimingu. O kaip reikėtų perfrazuoti šį teiginį? Juokas, dalykas rimtas. Jokas dalykas rimtas, vėlgi žmonės, galvoja, kad pas mus gal taip mažiau juokėsi arba mažiau šypsosi, nors juokas yra labai sveikas dalykas, kadangi su juoku susiję daug rimtų fiziologinių pokyčių. Tai yra, kai jūs šypsotės, kai jūs juokėtės ypatingai, daugiau oro patenka į jūsų plaučius, reiškia gerėja kraujotaka. Gerėja kraujotaka reiškia, vėlgi mes jaučiamės tokie sveikatos, energijos antplūdį. Vėlgi juokiantis gaminasi laimės hormonai endorfinai, kurie irgi daro mus laimingus. Ir daug visokių kitokių gerų pokyčių vyksta kartu su juoku. Bet kažkaipgi lietuviams galima padėti. Be abejonės, kad lietuviams galima padėti ir vėlgi pirmiausia, prie ko noriu sugrįžti, tai lietuvis gali padėti pats savo, truputėlį atsigręždamas į kaimyną, į esantį šalia. Ir kai kuriais atvejais, nežinau, arbatos išvirtas ar glatos katilas ir pavaišinimas juo kaimynų kainuoja tikrai nedaug, bet džiaugsmo atneša daug. Ir su tuo pačiu, vėlgi ten kalbant apie kaimynus, tai ir mūsų organizacija Žmogaus studijų centras šiandien Rotušės aikštėje 5 valandą vakare daro tokią šventę miestiečiams, kurią vadiname Šypsokis, būk matomas, tai kviečiam visus ateiti, pabūti kartu, pasidžiaugti, sukurti vienas kitam gerą nuotaiką ir iš tikrųjų irgi galvom, kad taip irgi prisidedam prie bendruomenės geros savijautos. Mes irgi prie jūsų prisidedame, linkime mūsų žiūrovams daug šypsenų ne tik šį savaitgalį, bet ir visą laiką. Ačiū Jums, Edita, kad atvykote. Ačiū labai.